krepšinio mokykla raudonais Vilniaus Lietuvos Ryto marškinėliais. Artūras Daktarenko, 2, 1, laikas. Ir teisėjas taškus suskaitė, taigi pirmasis kėlinukas laimėtas 2-0 Paustumą. Paulas Verbus atiduoda kamuolį Titui, Titas iš toli. Ir kamuolys atsimušė į banką, bet nepataiko. Tačiau čia pat viską pataiso Rokas Aksavitas. Titas bando per kamuolį ir paleidžia savo žmogų, kuris pelno taškus, iškart žvilgsnis į 3, 2, 1, laikas. Taigi mažai krepšinį laimėjo vilniečiai. Sostinės krepšinio mokykla švenčia pergalę 8-2 prieš Kauno krepšinio mokyklą Aikščius. Tikėkime, kad tai pasibaigs ir didysis krepšinis. Taigi sėkmės sostiniai. Tai smagu labai. Laimėjome, geri įspūdį, geri atmosferą. Aišku, galėtų tik Rytas laimėti prieš Žalgirį, nes mes va Kauną nugalėjom, reikėtų dabar, kad Rytas laimėtų. Ar labai daug jaudulio buvo prieš šiandien? Ar buvo jaudulį? Nebuvo, girdėjai, nebuvo. Man nežaisti reikia, tai vaikai žaidžia, jaudulio nėra. O koks buvo pagrindinis raktas į pergalę? Darni komanda nusiteikimas tiesiog. Nusiteikėme labai gerai, matėte, užkart užpuolėm varžovus, jie įsigando mūsų. Triuškinom! Toliau! Toliau taip! Mes greičiausi!